Internete yra svarstoma, ką reikia padaryti, kad gauti wildcardą. Will she finish the run? Just as good and the final meters and she's down with her first turn. Wow, what a good job by Sandra. Nu, kas čia? Dar laukia eilės, dar. Pažiūrėsim, kas bus iš pirmuko po šitų padangų, kad tik nebūtų pusiukas. Čia yra toks įdomus dalykas, kad mušas. Judge. How are you? Nu va, tam atvykėjai biški buvo kažkaip pagedus mašina. Tai Sandra važiuodama iš paskos nenorėjo labai sugadinti savo. Tai teko čiučiut su rūra atsiremti galą. Krito bamperis, bet tuoj sušadė. Atsivežė mediją, kad pagaliau kažką padirbtų, ne tai, kad tik alų geria, nieko neveikia. Tinginius reikia pakeisti. Nu, kas čia? Dar laukia eilės, dar. Likučiai treniruotėm. Reikia pasinaudoti progą, kad kol eina dar rasti. Lietuvoje nerasi tokių gerų. Dėdė šiat pinigų turi tai. Va. Pažiūrėsim, kas bus iš pirmuko po šitų padangų, kad tik nebūtų pusiukas. Internete yra svarstoma, ką reikia padaryti, kad gauti wildcardą. Į Driftmasterius tai yra 3 būdai. Tave turėtų pakviesti arba čempionato organizatorius, arba etapo organizatorius, arba čempionato rėmėjas. Pavyzdžiui, Red Bullis kaip pavyzdys. Tai jeigu tu gauni tokį kvietimą, tai startinis etapui kainuoja 1250 eurų. Už vieną etapą palyginimui sezonas kainuoja 3,5. Papildomų mokėti niekam nereikia, kaip kažkam gali atrodyti. Taip sakant, jeigu tu ateisi su 500 ar 1000 eurų pasėlinę, tai tu wildcardo negausi. Taip sakant, tai yra tavo darbo įvertinimas, tavo matomumo įvertinimas, bet jokių būdų tai tas dalykas nėra perkamas, kaip gali kažkam pasirodyti. Tai klausimas, manau, bus atsakytas.
she does in her new car. It's second series BMW, let's see. And let's take a look at the initiation in the first turn, and one early initiation. Trying to hold out to the first zone, doing a good job. Transition to the second part, maybe not getting the outer zone yet. Going right to the long transition here. Could have gone a bit wider here, ticking the outer box and transition really close to the wall. And will she finish the run? Just as good, and the final meters, and she's done with her first turn. Wow, what a good job by Sandra. She's done better than before, I think. Yeah, well, I think that was the best run I have seen from Sandra Januszewskaite on this track, in this layout. And I heard yesterday, she said that she's not feeling well with this car, and she asked around the guys what to do and what not to do, and looks like she's improved a lot. Early initiation there by Sandra on the outside line there, filling that out, big smoke coming out from the car, trying to get to that outside zone, needs to put a bit against the grass right now, coming to the technical part. That's good done, and right now she tries to come to the wall, and she does it. She's really close. Sandra Januszewskaite going greatly on the grid, and nice run there. Shout out to Sandra Januszewskaite, guys, the only brave girl to be on the grid today, so really nice. Sakyčiau, kad ne tik ketvirtadienis buvo sunkus. Buvo sunku ir šiandien. Visą dieną buvo sunku. Sudėtingiausia buvo keisti automobilius ir bandyti adaptuotis prie trasos, nes kiekvieną kartą išvažiavusi trasą keičiasi sukibimas, keičiasi greitis. Norėjau suvažiuoti liniją kaip įmanoma geriau. Tikrai stengiausi, bet nepakako. Maniau, kad suvažiuosiu geriau, bet kai pamačiau įvertinimus, supratau, kad ne taip gerai, kaip įsivaizdavau. Bent jau nuėmiau Rygos prakeiksmą, nes praeitą kartą gavau nemažai nulių, o dabar abiemis važiavimais gavau virš 60 taškų. Grįšiu į Lietuvą su šypsena ir džiaugiuosi, kad per kvalifikaciją automobilis važiavo gerai. Ačiū visiems, kurie atvažiavo ir palaikė, visiems, kurie rašė motyvacinės žinutes, net ir tiems, kuriems nelabai patinku. Vis tiek jums ačiū.